Rugpjūčio 23. O dabar pasilieka tikėjimas, viltis, meilė, tie trys, bet iš jų didžiausia – meilė. Pirmas laiškas Korintiečiams 13 skyrius 13 eilutė. Meilė, būdama pačiu puikiausiu bruožu, tuo pačiu metu yra labiausiai ilgalaikė ir tvirta. Argi tikėjimas praktiškai nepaliaus, kai įgysime pilną pažinimą ir pamatysime tai, ko tikėjomės? Argi viltis praktiškai nepaliaus, kai realizuosis visos mūsų viltys ir tapsime paveldėtojais mūsų dangiškojo tėvo didelių pažadų? Tačiau meilė niekuomet nesibaigs, taip kaip ji neturėjo ir pradžios. Dievas yra meilė ir kaip jis yra be pradžios, taip ir meilė yra be pradžios, nes tai yra Dievo charakteris, jo būdas. O kadangi Dievas išliks amžinai, taip ir meilė išliks amžinai. Tikėjimas, viltis ir meilė yra pripažintos didžiausiamis, svarbiausiamis malonėmis. Tikėjimas leidžia mums su pasitikėjimu taikyti savo Dievo pažadus gyvenimo kovose. Viltis prideda mums drąsos veikloje ir narsumo mūsų kovose dėl Viešpaties. Tačiau meilė duoda mums jėgų džiaugtis ir mėgautis kovų sunkumais, palengvina juos, pakeisdama juos garbingomis pergalėmis. Tikėjimas ir viltis yra meilės tarnai, tos garbingos ir gražios nuostabių namų valdovės, tai yra charakterio panašaus į Dievo ir Kristaus. Taip yra todėl, kad iš visų malonių meilė labiausiai dieviška ir parodo Kristų, o tuo pačiu pati didžiausia iš tų trijų malonių. Klausimai: ar šią savaitę parodžiau tikėjimą, viltį ir meilę? Kaip, kodėl, kokiose aplinkybėse? Kokios buvo pasekmės? O dabar pasilieka tikėjimas, viltis, meilė, tie trys, bet iš jų didžiausia – meilė. Pirmas laiškas Korintiečiams 13 skyrius 13 eilutė.